Sveiki, truputėlį apie apleistus krepšelius. Šitą sistemą aš naudoju tam, kad sekti ir žiūrėti, kokie krepšeliai, kiek kartų buvo apleisti, kokios sumos ir kiek buvo atstatyta, naudojant elektroninių laiškų sistemą ir panašiai. Čia yra dėl šitų duomenų yra WooCommerce Abandoned Cart. Ir ką mums duoda? Mes matom laikotarpį, tai yra 30 dienų laikotarpį, galim pasirinkti, kokį mes norime. Mes matome, už kokią sumą buvo apleisti krepšeliai, kiek jų kartų buvo, čia atkurta, 6 krepšeliai, tokia suma ir panašiai. Turbūt man svarbiausia yra va šitie du skaičiai, kiek per mėnesį susideda žmonės krepšelius ir kiek kartų juos apleido. Tai reiškia, susidėjo, bet išėjo, nepirko ir panašiai. Mes galim pažiūrėti greitai. Produktai. Kokie produktai buvo mėgstamiausių žmonių susidėta ir nenupirkta. Tai irgi mums duoda, kad žmonės domisi šituo produktu, deda į krepšelį, bet jo neperka. Tai, žinai, galima daryti tam tikras išvadas, kaina gal, kiekis ir panašiai. Galvoti, kodėl žmonės vienus ar kitokius produktus ieško, bet nepadaro galutinio to tokio pirkimo. Tačiau tai jums nurodo vienus ar kitokius indikatorius ir galite galvoti, per mėnesį apie 350 €, kurie galėjo būti parduoti, bet kažkodėl nenupirkta. Tai mums leidžia dėti klaustuką ir tobulinti aprašymą, pateikimą, akciją gal galvoti, konkurentus pažiūrėti ir panašiai, nes tai jau žmonės ne tik, kad jumis atrado, ne tik tai, kad pasidomėjo, įsidėjo į krepšelį, bet nepadarė paskutinio dalyko, pirko. Kodėl? Tai va čia irgi galvos skausmas, kurį pastoviai reikia spręsti, kodėl neperka vieno ir kodėl vyksta. Bet svarbiausia, kad vyksta veiksmas kažkoks, o vėliau galima tobulinti. Ir man rodo paprastą statistiką mėnesio, kokie krepšeliai buvo susidėti ir panašiai. Tai ir va, ir aš pavyzdžiui šiandien matau, turiu 26 diena, šios dienos yra apleisti krepšeliai. Mes turim nei vieną pardavimą, bet žmonės susidėjo šitos produktus į krepšelį. Matome IP adresus, matome, čia va, tas pats žmogus 2 kartus dėjosi, matome šičia. Tai tie dalykai, kur mums leidžia, IP adresai, galim mes pasižiūrėti plius minus iš kur yra. Bet iš esmės, apie ką aš noriu, tai mes tokią statistiką ir mes matom vidutinius krepšelius, kokios sumos, kiek, už kokias žmonės nenuperka. Jeigu padarius gerai Google reklaminę kampaniją, Facebooko, tai galima targetinti apleistus krepšelius, kad žmonėm rodytų vieną reklamą, kad, žinai, tęskite pirkimą ar panašiai, ar kokią specialią akciją padaryti nuolaidą, kad jie galėtų sugrįžti ir įsigyti. Bet čia yra toliau reklamos strategijos, kurias aš nesigilinsiu, bet tikslas parodyti, kad galima gauti atitinkamą statistiką apie kokius krepšelius, kiek kartų buvo susidėta, kokios sumos ir leisti pagalvoti, kodėl vieno ar kitokio paskutinio veiksmo neatliko. Jeigu labai daug ateina tokių užsakymų, apleistų krepšelių, tai gali būti, kad kažkur kažkas neveikia iki galo ir tiesiog jūsų klientui yra nepatogu įsigyti pačio produkto ar panašiai. Tai va, tai trumpai apie apleistų krepšelių rodymo sistemą.